Labą rytą, tai jau šiandien Toršaune oras labai nekoks. Purškė dulksna tokia stipri. Visą naktį vėjas labai daužė, kad net miegot kažkaip vis pažadindavo, ten jaučiam, belenkaip stipriaus. Stūgavo čia visur. Jo, tai iš pradžių bandė miegoti su šiek tiek pravertų langų, bet paskui uždariau ir vis tiek ten vis labai girdėjosi. O aš tada negirdėjau, kaip uždarė. Uždariau. Tai bandysim dabar važiuoti į vėl į tolimą šitos gal salos kraštą, šiauriausią tokį, neatsimenu, ar kitoj salo, ar šitoj. Bet, žodžiu, paskutinė galimybė pamatyti pufinus, ten jų yra kolonija, jie ten biški gyvena ir ten ir biški pahaikint galima. Tai va ten visą dieną ir prabūsim. Ir jau čia paskutinė tokia diena, rytoj jau tada skrydis vėlokai 8, bet jau tokio konkretaus plano neturim, galvojam tiesiog po biškį važiuosim link oro uosto ir ten kur nors vis pakeliui sustosim, nes ten pakeliui sustoti irgi yra kur pasižiūrėti. Tai taip neskubėdami dieną ir praleisim. Dar lyg mačiau, kad šitam Toršaune yra kažkoks miesto parkas berods, tai reikės susirasti ir ten gal dar nuvažiuoti pasižiūrėti kažko. Tai va, tai tokie 2 dienų planai ir važiuojam dabar. Atvykom į miestelį Gjogvų, ar kažkaip iš čia panašiai vadinasi. Čia mikrofono nereikia pertraukti. Tai jau neturim. Kadangi lyja, tai dabar būsim be mikrofonų ir su kita kamera. Bet tikiuosi vaizdas ir garsas bus padorus bent jau. Dabar biški lietus apstojo, tai džiugu. Ir einam tą keliu, kur gali būti, prie uolų, kur gali būti pufinų. Čia yra toks vienas lengvesnis takelis ir paskui būtų galima lipti aukščiau, bet ten gali būti slidu, tai pradedam nuo paprastesnio. Tai galim pasidžiaugti, kad pufiniukus matėm. Tolokai jie taip ten skraido, bet matėm. Greit skraido, gal lėtesni. Aš galvoju, kažkokie tokie gal didesni galvoju, bet jie mažučiai paukštukai. Ne visai mažai, aišku, bet ne pingvinai jo. Ir bandžiau aš ten juos pafilmuoti. Tai kažkiek matosi. Dabar einam ant tos statesnės uolos. Tai turėtume būti arčiau jų ir gal geriau matysis.
Justinai, pasakyk, kodėl toks laimingas, laimingesnis nei per vestuvės. Po filmo mačiau. Užėjom kavinukę, paėmėm vaflių, kurie atrodo kaip čirviniai blynai, bet kvepia labai kaip vafliai, tai matyt vafliai. Dabar tai nebekvėpia, man kvėpėjo, kai tik atvykom. O ir kai ėjom, tai man irgi labai Ne, kvėpėjo. aš jau nebėjau čia. Jo, ir karšto šokolado. Kakavos. Kakavos. Ne, vadinasi karštas šokoladas. Tai šitas mūsų atvykimas čia buvo labai nusisekęs, kai atvažiavom, tai ir lyjo, lipti iš mašinos nesinorėjo ir šiaip nemalonus oras ir atrodė, kad po Finų jau gal ir nepamatysim, nes čia išėjom, paėjom ten biškį ant kalniuko, žiūrim, kad jie ten tolokai skraido, nu, bet sakome, einam arčiau pasižiūrėti. Aukščiau. Aukščiau, nu ir arčiau ir aukščiau ten. Atėjom ten, žiūrim žemiau, ten jie skraido, taip nedakyla, biškį palipam į viršų ir žiūrim, pyst vienas atvaro, prie pat natupė. Visai arti už, nežinau, už 5 metrų gal, jau ten urvelis buvo ir jis ten iš pradžių ten pasisukinėjo, biškį įlindo į tą savo urvelį. Tai mes dar palaukim ten kelias minutės, žiūrome išlenda. Toks kaip mažas pingviniukas. Nu ir pradėjus ten ir praustės ir ten sparnus kėdėm pozuoti, jo toks visai. Eina savo kaip fainai. Galvojom nepamatysim, nes ten yra jų speciali ta sala, neatsimenu kaip ten vadinas. Nepamenu. Žodžiu, tai ten jau jų daug ir ten turai vyksta ir viską ir galvojom, nu jau čia ten vienas kitas skraidys ir ten vakare kada bus, o čia nais dieną, va, pilna jų skraido, eina, savo kaip fainai pamatyti, labai fainai, labai nuotaiką pakėlė. Dar atvykom į čia tokį Funiguar ar kažkas tokio. Tai ne čia kuo labai įspūdingas miestelis, mažas, bet mūsų kaip ir planas jau ką čia aplankyti pasibaigė. Jau nebeturim lankyti kaip ir vietų, tai čia vėliau užvažiavom pasivaikščioti šiek tiek. Oras vis dar nelabai koks. Neilgai čia pavaikščiom, gal kokių, nežinau, 15 minučių maks, bet lyt labai pradėjo. Kelnės mano peršlampamos, tai šlapės jau limpa prie kojų, tai jau nefaina. Tai va, tai jo, gal grįžtam į Toršauną, į savo gyvenamą vietą, nes nelabai jau malonu per lietų tokį vaikščiot, nei pamatysi ką, nei ką, tai jo. Nesimato. Jo, tais kontūrai. Tai va, tai rytoj geresnis oras, tai dar bevažiuojant, ką nors aplankysim, sustosim kažkur kažką. Jeigu ne, tai ir viskas tada. Tada kita destinacijos vieta Kopenhaga, ten dar porą dienų pabūsim. Ir tada atšilt važiuosim į Malagą. Prie parduotuvės įamžins. Prie parduotuvės Paršelio rojus. Čia taupyklė. Bonus. Bet vis tiek man Paršelio rojus.
Čia tu išsigalvoji. Tai aš išsigalvoju, tai faktas. Subscriberiai, paaiškinkit man vieną dalyką. Va čia stovi prie šviesoforo ir yra, nu dabar čia nesimato, bet būna žalia sekcija, atrodo, sukimų į kairę. Ir jinai nei prie vieno šviesoforo neveikia. Kam jinai reikalinga? Kad tu paklaustum? Tai aš jau taip paklausiu. Ir vieną kartą prastovėjau aš ten prie jos. Du kartus apsisuko. Ne, ten tada tu pamačiau, kad tunelis uždarytas. Ja, bet po to du kartus kaip čia apsisuko tos spalvos. Buvo žalia, tada raudona. Ir tada supratau, kad jau nebedegs ta sekcija, tai tada jau ir važiavau per žalę, bet vat įdomu, kam jinai tada reikalinga čia. Aš tai sakau, gal kažkas pasikeitė, arba naujai kažką daro. Nemanau, kad naujai. Arba išjungia, tiesiog nebėra jų papildomų. Prieš užbaigiant dieną dar sugalvojom biškį užvažiuoti į parduotuvę, kurią mes vadiname Paršelio rojus. Tu taip vadini. Aš taip vadinu ir vadinu dėl to, nes ten paršelis nupieštas. Taupyklė. Taupyklė, nu paršelis. Tai vat man Paršelio rojus kažkaip, nežinau, su šventaja asocijuojasi. Šventojoje yra restoranas Paršelio rojus. Tai va, tai nusipirkom keletą įdomių dalykų, kurių niekur nesimatęs. Tai kas man labai čia taip kukurūzai kažkokie. Išarčiau. Ne, palaikyk. O, kažkokie. Tokie pūsti, nedapūsti, atrodo, bet pasūdyti. Ragaujam. Biškai tokie beskoniai. Man. Nesuspraginti kukurūzai. Jo, jie tokie. Kokie keisti. Šiaip, kai jie būna nespraginti, tai jie būna kieti. Bet šitas tai toks, nežinau, keistas skonio. Nu, pavalgyti, pagraužti prie filmo. Gal ir nieko. Filmo? Žiūrint filmą kokį nors. Mes nežiūrim čia filmą. Gerai, dabar skips keks kažkoks sausainiai. Jo, atrodo labai paprasti sausainiai. Pala, dar nufilmuoti reikia. Aš jų nepralaužiu. Kažkokie tokie paprasti. Čia Justinas bandys suvalgyti. Nulaužk. Man tai jie neatrodo labai skaniai. Aš manau, kad jie... Tu prasme, aš niekaip nepralaužiu. Gerai, aš tiesiog bandau kasti. Dantų nepalikai. Visiškas žyvesėlis. Nu, tai aš ir mačiau, kad jie tokie. Kaip suvalgysi? Aš tai suvalgysiu. Kad nusakyt, koks tai skonis, jeigu kas nors esat valgę lietuvišką, kareivišką sausą davinį, tai ten būna toksai sausainis įdėtas. Kitokios formos, bet principas tas pats, labai kietas, labai sausas. Ir toks labai jau skurdaus skonio. Nu ir dar vienas įdomus dalykas. Labai sausas, net pasakysim. Tea cakes. Neįsivaizduoju, kas čia vidur. Milk chocolate. Nu, Justinas vėl išrinko. Taip. Saldumynų mėgėjas. Aš galvoju, čia kažkokie, šiaip gal pyragučiai. Skanu. Čia tie traškai, kaip zefyras viduje. Ne, nu kas. Sausainis apačioje ir viršuje kremas. Ui. Nu jo. Iš principo nieko įdomaus. Galvoju, kažkas įdomesnio bus. Tavo lūpos baltos. Žinau. Taip jau būna. Ja. Tai va. Kas dar? 2 Kas? 2 Kas?
Nu, ten gal ne tiek įdomus paprastas bandelės. Susai. Bandelės, kad turėtumėm ką užkast, nes daugiau jokių nieko nebuvo tokio. Viskas šaldyta. Tai va, tai viskas. Galvoju, dar lašišas esu nusipirkęs paragaut. Bet, ne, paskui valgysiu, tai jau gal nefilmuosiu. Ir kaip ir viskas. Šiandien dieną uždarom šitaip. Nuo rytoj nežinau, ar ką nors filmuosim, ar ką nors montuosim. Nes tokia diena bus nuobodesnė. Daugiau laiko pratingėsim, tada oro uoste prasidėsim. Tai va, kažkaip taip ir bus. Tai pažiūrėsim, jeigu bus kokia įdomi mintis, tai gal ir pašnekėsim ką nors. O dabar Pas nusivalė. Gerai.